Sveiki visi, mes tęsime mokomųjų žaidimų ir simuliatorių kūrimo mokymus. Aš esu Julius Tonis, GameStime kompanijos įkūrėjas ir mes esame Vilniaus žaidimų klube Rikis. Šiandien aš pradėsiu seriją video, kuriuose šnekėsiu apie žaidėjų psichologiją, apie jų lūkesčius, ko jie nori ir ko tikisi. Ir aš manau, kad žaidimų kūrėjui tai yra labai svarbu žinoti, suprasti patį žaidėją dėl 3 priežasčių. Visų pirma, tai kiekvienas žaidimo kūrėjas yra taip pat ir žaidėjas. Ir kai mes kūrėme žaidimus, mes juos kūrėme tokius, kokius patys norėtumėm žaisti. Todėl yra labai svarbu pažinoti tuos žmonės, kurie nėra į mus panašus, kurie skiriasi nuo mūsų iš tikrųjų. Antra priežastis yra tai, kad žaidėjai kaip vartotojai, jų visa masė, jinai vystosi ir keičiasi, ypač paskutiniu metu. Tai jeigu, tarkim, prieš 50 metų žaidimų vartotojas buvo iš esmės vaikas, paauglys. Šiuo metu žaidimų vartotojai yra didelė masė žmonių, pačių įvairiausių užsiėmimų ir įvairiausių amžiaus grupių. Ir trečias dalykas yra tai, kad žaidimai virsta popkultūros dalimi. Pati industrija smarkiai auga. Šiuo metu žaidimų industrija yra peraugusi ir muzikos industrija, ir knygų industrija, ir filmų industrija. Taigi, tai yra 3 dalykai. Tai reikia žinoti tam, kad jūs galėtumėte sukurti geresnį žaidimą kitiems. Reikia žinoti, kad jūs galėtumėte sukurti geresnį žaidimą daugelį. Ir reikia žinoti, kad jūs galėtumėte sukurti geresnį žaidimą nei kiti kūrėjai. Nes jeigu jūs geriau pažinosite savo žaidėją už kitą žmogų, kuris daro panašų žaidimą į tą, kurį jūs darote, jeigu pažinosite žaidėją geriau už jį, jūs tiesiog padarysite geresnį produktą. Pradėsiu aš šnekėti nuo profesoriaus Richardo Bartlio žaidėjų psichologinių archetipų teorijos. Šiai teorijai pradžią davė 1989-90 metais vykusi ilga žaidimo MUD žaidėjų diskusija. Tai yra, šis žaidimas buvo vienas iš pirmųjų virtualių pasaulių. Tai buvo RPG žaidimas, kuris vyko tekstinių režimų. Tais laikais pačios grafikos žaidimų, kompiuterinių žaidimų vizualizacijos, kaip tokios praktiškai galima sakyti, ir nebuvo. Bent jau jinai buvo labai primityvi ir jinai nebuvo pakankama sukurti virtualų pasaulį. Ir žmonės tiesiog veikdami šiame pasaulyje, jie veikdavo rašydami komandas. Ir tam tikrą prasme tai gali atrodyti kaip kažkas neįtikėtinai seno, bet šiuo metu mes lygiai turim tą patį dalyką, mes turim tas pačias komandas, tik mums nereikia jų rašyti, mes turime piktogramas, kurias reikia tiesiog paspausti. Ir vietoj to, kad mes rašytumėm, jog einame iš taško A į tašką B, šiuo metu reikia tiesiog paspausti pelytę iš vieno taško į kitą tašką. Ir iš esmės tai yra lygiai tas pats, tik senais laikais žmonės, tam, kad įsivaizduotų virtualų pasaulį, žmonės turėjo pasitelkti savo asmeninę fantaziją. Taigi ir virtualių pasaulių buvo kur kas daugiau. Šio žaidimo žaidėjai labai ilgai ir gana vaisingai, be didelių dramų ir pykčių diskutavo apie tai, ko jie tikisi iš šito žaidimo, kaip jie norėtų jį pakeisti, pagerinti. Ir 5 mėnesių trukusios diskusijos turinys, profesorius Richardas Bartlis, jisai yra vienas iš šito žaidimo kūrėjų. Jisai buvo taip pat ir administratorius, forumų ir šios diskusijos moderatorius. Ir po šios diskusijos jisai visą tą turinį apibendrino ir identifikavo 4 dalykus, kurie yra virtualių žaidimų žaidėjams svarbus. Tai yra vienas dalykas, jiems yra svarbu kažką pasiekti žaidime. Šie žaidėjai iškeldavo savo tikslus ir kryptingai jų siekdavo, nes pats žaidimas konkrečių kažkokių tikslų tokių žaidėjams nekeldavo ir žaidėjai tiesiog patys savo juos susikurdavo. Antras dalykas, kuris svarbus žaidėjams, yra ištyrinėti žaidimą. Tai yra, jie nori sužinoti viską ir taip pat sudaryti žemėlapį. Įsivaizduokite, tas virtualus pasaulis, jo geografija yra visiškai nežinoma, nėra žemėlapių ir tiesiog žmonės
vaikščiodami, veikdami tame žaidime, jie išsiaiškindavo, kur kas yra, nes jie nieko negalėdavo vizualiai pamatyti. Taigi, tai iš tikrųjų domino labai daug žaidėjų. Ir taip pat eksperimentuoti su fizika. Kadangi tai yra vienas iš pirmųjų, buvo vienas iš pirmųjų virtualių pasaulių, tai ką gali žaidėjas daryti žaidime ir ko negali žaidėjas daryti žaidime, smarkiai skiriasi nuo to, kaip dabar mes suprantam žaidimo fiziką. Ar jūs galite kažką tai numesti ir po to pakelti? Jeigu jūs įmesite kokį nors daiktą, kuris neskęsta į vandenį, ar jisai nuplauks ir galima jį bus kažkur tai surasti. Ir šių pirmųjų virtualių pasaulių fizika buvo kur kas tobulesnė negu šių laikų fizika. Nes žmonės, kurdami tuos žaidimus, realiai ir kūrė visą tą fiziką. Šiais laikais praktiškai daug dalykų jau yra sukurta, žmonėms nereikia jų kurti iš naujo, jūs tiesiog galite pasimti jau kažką tai, ką anksčiau yra sukūrę žmonės. Ir žmonės, žaidimų kūrėjai nelabai smarkiai domisi tą fiziką. Pavyzdžiui, jūs galite nešioti stiklinę pieno savo kuprinėje 4 metus ir jai nieko neatsitiks. Tiesiog tai nėra svarbu. Trečia grupė žmonių, trečia grupė dalykų, kurie yra svarbus, yra bendrauti su kitais žaidėjais. Tai yra tas vadinamas RPG elementas, žaidimo vaidmenimis elementas. Tiesiog žmonėms yra netiek svarbu fizika, netiek svarbu kažkokie tai tikslai, kiek svarbus pas bendravimas. Ir ketvirtas dalykas, kuris yra svarbus, yra paveikti kitus žaidėjus. Tai yra, šitiems žmonėms yra ne taip svarbu nuveikti kažką žaidime, bet paveikti tuos kitus žmonės per tą virtualią erdvę. Naudoti įrankius. Ir tai gali būti, kad juos paveikti. Ir tai gali būti tiek daryti neigiamą poveikį, tiek daryti ir teigiamą poveikį. Taigi, Bartlis identifikavęs šiuos 4 tipus, davė jiems pavadinimus. Žmogų, kuris siekia turtų žaidime, jis pavadino achieverių, tai yra pasiekėjų, tokių, tam tikrą prasme galima sakyti, sportininkų. Žmogų, kuriam svarbu ieškoti informaciją žaidime, jis pavadino explorerių, tyrinėtojų. Žmogų, kuriam yra svarbu bendravimas ir įsijautimas į kitus žmonės, jis pavadino socializerių, tokių bendrautojų visuomenininkų. Ir žmogų, kuris skriaudžia, naudoja įrankius, kad paveikti kitus žmonės virtualioje erdvėje, jis pavadino killerių. Tokių žudikų, jį taip pat galima būtų vadinti galbūt kompetitorium, nes jam labai yra svarbi interakcija, nugalėti kitą žmogų. Tarp šių 4 tipų Bartlis pastebėjo tokį dalyką, kad nei vienas iš žmonių nepriklauso vienam tipui išimtinai ir nepriklauso jokiam kitam. Tarp šitų tipų visą laiką yra tam tikri persidengimai. Yra žmogus kažkiek tai exploreris, kažkiek tai killeris ir panašiai ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kurį Bartlis pastebėjo, tai kad vienas žmogus gali laikui bėgant migruoti tarp šitų tipų. Jis gali pradėti kaip vienas tipas, vėliau tapti kitu, vėliau tapti trečiu, vėliau tapti ketvirtu arba grįžti į kažkurią iš pradinių stadijų. Įdomus momentas yra tai, kad pats Bartlis, sukūręs šitą teoriją, jisai yra programuotojas, nėra psichologas. Ir viena psichologė atliko mokslinį tyrimą lygiai tokį patį kaip ir Bartlis ir patikrino, ar ši teorija yra teisinga. Jinai apklausė 27 žmonės, kurie atliko 50 valandų ilgio interviu. Tai yra plačios amžiaus grupės, nuo 8 iki 68 metų žmonės, daugiau vyrų negu moterų. Ir daktarės Monikos, tai buvo daktarė Monika Lisemayer, ir jos tyrimas parodė, kad iš psichologijos pusės Bartlio identifikuoti archetipai yra visiškai teisingi. Taigi dabar aš norėčiau jums pasiūlyti atlikti Bartlio žaidėjų psichologijos testą ir išsiaiškinti, kokiamgi tipui priklausote jūs. Jūs galite patekti šitą testą paspaudę nuorodą arba tiesiog labai lengva jį surasti interneto paieškoje. Paskutinį kartą, kai aš bandžiau ieškoti per Google, aš tiesiog įvedžiau Gamers Test, 2 žodžius, ir Bartlio psichologijos testas buvo 3 berods. Šį testą atliko virš 700 000 žmonių ir
Tai iš tikrųjų didelis kiekis žmonių ir pati informacijos kiekis sugeneruotas šito testo yra labai svarbus žaidimų kūrėjams. Tam, kad atliktumėte šitą testą ir gautumėte išsamius rezultatus, jums reikės užsiregistruoti portale. Neišsigaskit, nieko ypatingo jis nereikalauja, jokių reklamų nesiuntinėja. Jūs tiesiog prisidėsite prie tos informacijos, kuri yra renkama ir padėsite taip pat savo ir kitiems žaidimų kūrėjams. Ir po pertraukos aš detaliai apžvelgsiu kiekvieną iš Barto identifikuotų psichologinių archetipų.